Kornelijai noriu padovanoti šilko šaliką su Marijos Gimbutienės radiniais. Pelėda kiemo vidury, ženklų kalba mus riša nebyli. Gerai, ačiū. Geros dienos. Pabandysiu padaryti nuo gerbiamos Kornelijos pasakojimo tikrai gyvojo ryšio su Marija Gimbutiene. Manau, kad visiems šiek tiek aiškiau pasidarė, kas tai per šviesulys. Ir buvo gera dar kartą prie jos prisiliesti iki ašarų, ypač kai video ir jos paskutiniai žodžiai nuskambėjo. Aš dar vieną Marijos Gimbutienės mintį perskaitysiu, kuri man pasirodė labai svarbi. Baltų religija yra nepaprastai įdomi, kadangi per etnografiją ir folklorą pasireiškia ypatingas archaiškumas. Šią mintį praplečia Marija Gimbutienė. Lyginamai religijos istorijai, lietuvių bei latvių tautosaka ir liaudies menas turi tokią pat vertę, kokią baltų kultūros kalbos ir proindoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijai. Taigi krikščioniškas sluoksnis yra labai senas ir jis be abejo siekia priešistorę, bet jau geležies amžių. Pati didžiausia laimė šiandien turėti šitas moteris šalia savęs. Susitikti kiekvieną savaitę ir kurstyti tą kūrybinę ugnį. Moterims miegant spaudžia sparnai. Pažadina varveklių muzika, paliečiamas teptukas. Ir dabar perduodu žodį savo kūrėjams. Jaunystė mano tavo kaip saulė, šviesų įpis kažko. Akilkos naktys, juodos teičios pagalbės pilnos debesų, o vis dėlto sakyk, kodėl čia, kodėl taip žemė šviesų. Jei tu manai, kad saulė klysta, nesąmonė galima nuskastyti. Tai mūsų didelė draugystė, mūsų raudonos kas. Dėl jos mes žemėje gyvename. Tai mes dainuojame dėl jos. Dėl jos ir žmonės pavana. Rošia ir aš. Kadangi aš nesu menininkė ir Nijolė nėra menininkė, kadangi grinai mums buvo tikslieji mokslai, bet kadangi buvo čia grinai vienas toks atvejas, kad užsidėjau megztuką ir buvau tolerancijos centre. O Melanija prie to megztuko užrišo man savo skarytę. Ir man jinai taip tiko, taip patiko. Jeigu jinai būtų pardavusi tą skarytę, tai aš būčiau ir nelankiusi. Bet kadangi jinai nepardavė, tai aš turėjau ateiti ir padėkoti dabar Nijolei, kadangi iš tikrųjų turėjau pati pasidaryti ir nusipaišyti ir padaryti tą skarelę, ne tik skarelę, ir šalikus ir viską. Ačiū. Džiaugiuosi patekusi į šitą kolektyvą ir labai gaila, aš turėsiu greitai su juo atsisveikinti, nes išvykstu. O šiaip tai buvo miela, gera su juo bendrauti ir man įgyta nauja technika, kurios aš dar buvau nepatyrusi. Šilkas ir spalvos glosto rankas, atveria sielą, ramina širdį. Liejasi dažas, skrenda mintis, kuria paveikslą mielą ir skaidrų. Niekas negali mums pasakyti, iš kur ateina noras tapyti. Paimti šilką, dažų, teptuką, nupiešti saulę, jūrą ir jos gyventojus, spalvingus drugelius, krintančius lapus, puikias vėduoklės ir nuo ledonešio iki medūnešio. Iš tikrųjų, versti metus nėra labai linksmas laikas. Ir vasarį, kadangi taip trūksta spalvų, tai pamaniau, kad geras būdas sustabdyti laiką ir įprasminti jį, ruošti bendrą parodą. Ir ačiū bibliotekai už leidimą čia tą daryti.
Ir ačiū klausytojams, kad taip įdėmiai geriat žinias. Ir man bebūnant kartu trečiajame amžiuje, jums ta viltis nugalėti tą nusistovėjusi stereotipą, kad jau viskas, nuleistos rankos, toks amžius. Manau priešingai, kad kai vaikai išauginti, anūkai paauginti, labai daug moterų, kurios būdamos brandžiam amžiui subrandinusios sielą, būtent tada sukuria savo geriausius kūrinius.